Sveiki žvejai! Sveiki. Sveiki. Pirmiausia, norime Jūs pasveikinti visus su praėjusiam šventom kalėdom, na ir savaime suprantama su artėjančiais naujaisiais metais. Šiandien viešime po švenčių pas Arūną, kaip visada su mumis Valdas, reiškia, mūsų rankose bus dugninės meškerės. Esame Nemune, netoli Druskininkų, na ir apvirškinsime kalėdinės žąsis, pasėdėsime grynam ore ir pasiruošime švęsti naujuosius metus. O dabar visi už meškerių ir gaudysime naujametinę žuvį. Kaip ir visas savo žūklės, gaudant tiek dugninę, tiek plūdinę meškerę, mes pradedame nuo jaukų. Žiemos sezonas, šaltas vanduo ir Valdas mums paruošė namų darbus. Šiandien mes tikrai nenorime čia šalti ir gaminti, kišti rankas į vandenį, dėl to Valdas paruošė jaukus namuose. Apie kokie tai bus jaukai jisai pats pakalbės ir proporcijas būtent, nes vis tiek vanduo jau šaltokokas. Kaip ant ežerų jau šiek toks ledas stovi, tačiau lipti tikrai nerekomenduojame. Na štai jaukas, jau pakankamai viskas sugerė, reiks biškį vos dadrekinti. Iš tikrųjų nemaišiau jaukų čianai, nes yra labai šaltais, labai blogai sugers viską ir nebus toks lipnus, koks turi būti. O čia šiek tiek paprasčiausiai dadėsime uodo truklio lervos aromikso ir viskas pirmin. Pusę pilsim Sauliui. Pilu į 2 kibirus tam, kad geriau išsimaišytų. Na va, dabar jaukas jau pakankamai dadrėko, įgavo savo tą tikrąjį lipnumą ir jį turėtų po biškį iš lėto plauti. Aišku, jame yra didysis procentas molio, apie tai aš papasakosiu biškį vėliau. Viskas, galim pradėti žvejybą. Na, jaukai paruošti ir mūsų šiandieninė žūklė prasidės nuo dugno skanavimo ir būtent ieškojimo vietose, kur mums reikia nutransportuoti jauką su šėryklėlėmis. Apie tai, kaip tai daroma, plačiau pašnekės Valdas, kaip reikia susirasti vietą, kurią jaukinsime. Štai žvejybą aš pradedu nepažįstamų vietų, žinoma, nuo dugno skanavimo, ieškodamas ant dugno kažkokio akmenukų, kriauklių, kliuvinukų, vienu žodžiu, anomalijų tam tikrų. Arba vagos, ta prasme, duobės krašto, būna žuvis viršui stovi. Svorelį naudoju nepaprastą, jis vadinamas yra markeriniu, su tokiais iššakojimais, vadinamas spigliais. Jų yra ir tokio tipo, su 4 spigliais. Šitie spigliai reikalingi tam, kad jaustum geriau dugną patį, nes su apvaliu paprasčiausiai visai lengvai praeis ir viskas. Aišku, žinoma, ten jeigu akmenukai kokie, tai jis prašakinės šiek tiek, bet ne taip aiškiai kaip su markeriniu svareliu. Na štai, atmetė viršūnėlę, reiškia, jau svarelis pasiekė dugną ir po biškį braukiam. Nieko, o štai, šiek tiek prašoko, reiškia, akmenukai.
akmenukai arba kriauklytė. Štai vat, ir va štai daug. Dabar jau gan dažni akmenukai prasidėjo arba kriauklė. Štai vat, kaip viršūnė, matot, dreba. Va dabar čia arba didesnis kažkoks akmuo, arba duobės kraštas. Galima dar pamatyti, šiaip jeigu būtų kriauklė, tai svarelį šiek tiek papjaustytų. O dabar vat, yra tokie, ant svarelio matosi tokie įdubimai. Įdubimai tai reiškia akmenys. Štai vat, aš jums dar pavalysiu biškį, nes ten yra vat, tokie vat, įdubimėliai. Vieta šiaip klipsuojas iš tikrųjų tarp vat, to tokio šiek tiek smėlio ir tų akmenukų, kad kada užneštų pašarą, užlaikytų toj vietoj ant tų akmenėlių. Vietą išsirinkau, kabinu šėryklėlę, pavadėlį ir pradėsim žvejybą. Aišku, aš pradedu, nors ir žiema, vis tiek pradėsiu nuo startinio šėrimo, kažkur panašiai 5 šėryklėlės, kad greičiau, jeigu bus žuvis, tai kad jinai greičiau susirinktų prie mano pašertos vietos. Turiu įsidėjęs čionai šiek tiek sliekų, musės lervų, uodų trūklio lervų. Aš jas šiek tiek pakarpysiu ir pasiūlysiu biškį ir mėsytės. Kaip daryti teisingai taip vadinamą gyvulinės kilmės masalo kamštį. Iš pradžių mes paimame šiek tiek pašaro, vat pusę šėryklėlės, ane, įdedame štai šitą gyvulinės kilmės masę ir dar ant viršaus pašaro užspaudžiame, štai. Vat, gyvi masalai lieka tiesiai per vidurį, iš šonų pašaras tam, kad neiškristų šita visa masė. Aš pradėsiu nuo mažų musės lervų, taip vadinamų pinkų, kombinacijos su uodo trūklio lerva. Pasiūlysiu šiek tiek stambesnį masalą, dėl to, kad tikiuosi suvilioti gal kokį šapalą ar stambesnę koją. Ir žiūrėsim, jeigu šiandieną bus neaktyvi žuvis, tada mažinsim kabliukų dydžius bei masalo kiekį. Na, dabar gaudau 14 numerio Drinan kabliuku. Ir bandysim. Pavadėlį pasilginau iš karto, pasidariau apie 50 cm, po to laviruosime tiek pavadėlių ilgiais, tiek kabliukų dydžiais, tiek valo storiais. Nu va, kaip ir minėjau, kąsnį uždėjau šapalui, na ir pirmoji žuvis, štai va toks gražus šapalas.
rimtesnė žuvis. Ir pas mane. Na štai, mes su Sauliu traukime tendėmų. Ne, graži koja. Tandemu. Papa. Prašau. Valdo koja iš tikrųjų yra įspūdinga. Riebi. Jau pasiruošusi žiemoti. Puikiai pradžia iš tikrųjų, ne Valdai? Šaunu. Liuks. Daug žadanti. Panašu į tai, kad su jauku manau, kad pataikėm. Panašu.